Tai mes dabar jau esam pasiryžę išrinkti šios dienos uogą ir pristatome 3 pasiūlymus. Taip, bjauri kiaunė jums dabar. Bjauri kiaunė viską papasakos. Bjauri kiaunė viską papasakos ir štai bjaurioji kiaunė praneša jums pirmąjį jūsų pasiūlytą variantą. Žmogus baisiausiai mylintis taksus laukia, kas čia bus pasakyta. Taigi, dėmesio tiesiai iš bjaurausios kiaunės lūpų. Pirmoji dienos uoga, tai kad paaiškėjo, kokia didžiausia mėnesio alga Lietuvoje. Ir kokiagi? Didžiausias mėnesinis atlygis Lietuvoje mokėtas bent ketvirtį. Tai yra bent ketvirtį, 3 mėnesius, viršyje 1 milijoną litų. Eik jau. Taip. Kas gauna tiek pinigų? Žmonės gauna tiek pinigų, o štai mokėtas per visus metus viršyje 350 000 litų. 350 000 litų kas mėnesį. Štai, pavyzdžiui, o nerašo, pirmoje vietoje, štai VMI duomenimis, didžiausias mėnesinis atlyginimas Lietuvoje mokėtas bent 1/4 siekia 1 milijoną 33 litus. Toks darbas užmokestis remiantis pajamų deklaracijomis buvo mokamas vienoje iš Lietuvoje veikiančių akcinių bendrovių AB. Antroje vietoje UAB mokėtas 508 000 litų darbo užmokestis kas mėnesį. Ai, ar aš galiu pas jūs įsidarbinti? Aš labai norėčiau. Jo. Man šokas. Gerai, bjauri kiaunė nebesigilina, nes nervai nelaiko. O kiaunių bjaurių nervai, kaip sakant, silpni yra. Gali pasiūst. Gali pasiūst, tikrai. Taip. Ir tada žmogui mylinčiam taksus gali būti blogai. Nes žmogus mylintis taksus neturi nei vieno takso, kuris galėtų apginti nuo bjaurios kiaunės. Tai va čia bėda. Gerai, antroji dienos uoga. Mūsų gerbiami ir mėgstami mokslininkai vėl atliko didį darbą. Padarė tokį tyrimą su musėmis ir nustatė, kad sekso ištroškusios musės labiau linkusios į alkoholį. Nu, neblogai. Štai, vyriškos lyties vaisinės muselės, kurios buvo atstumtos partnerių, yra pastebimai daug labiau linkusios į alkoholį, pastebėjo mokslininkai. Fantastika. Noriu būti dar ir mokslininkė. Fantastika. Noriu būti mokslininkė ir gauti 500 000 litų per mėnesį. Gerai. Ir trečioji žinia netokia jau, kaip sakant, optimistinė. Tai yra ta, kad degalų kainos perkopė 5 litus už litrą. Jau? Taip. Lietuvoje? Ne. Taip. Rimtai? Štai Statoil degalinėse litras šios rūšies benzino jau kainuoja 5 litus ir 1 centą. Neblogai. Nu ką, mylėjai, tai dabar jau jūsų teisė rinktis. Alio M1, laba diena. Labą dieną. Kuo vardu? Semas. Semai, su jumis sveikinasi žmogus mylintis taksus ir bjaurioji kiaunė. Už kurią uogą jūs balsuojate? O kokios uogos? Nu, kai jūs iš kur iškrito dabar? Iš medelio kokio? Aukšto. Ne, tiesiog praklausau, bet čia ne vienas esu. Tai žiūrėkit, jūs dar paklausykit, kol kiti balsuos ir vėl paskambinkit. Gerai? Labą dieną. Gerą dieną. Kuo vardu? Žydrūnė. Žydrūnė, miela, malonu labai. Už kokią uogelę balsuojat? Aš už 3. Už benziną. Oi, ne, už muses. Už muses. Jūs, kodėl? Nu, tai čia tas pats, kaip nutraukus musė kojas, musė praranda klausą ir ji neina, kai lieti. Nu jo, galbūt. Gerai, ačiū labai, dėkui, iki. Nu va, klausykit, ką? Pirmąjį balsą turi girta musė. Antrasis, laba diena. Labą dieną. Pritilykit šiek tiek radiją, sakykit, kuo esat vardu. Modestas. Modestai, už ką jūs balsuojat šiandien? Tai aišku, kad už muses. Už muses. Už muses girtas. Jo, nes mes kaip tik grįžtam iš Ispanijos ir mašinai turim vieną įkyrę girtą musę, kuri lenda prie mūsų. Supratom, gerai, ačiū, iki. Čia, ta prasme, tokia pačia įkyrę girtą musę kaip ir bjauri kiaunė? Nežinau, laba diena. Ar tikra musė įdomu? Alio, laba diena. Labą dieną. Kuo vardu? Jonas. Jonai. Iš Kauno. Iš Kauno, už ką balsuojat? Balsuojam už kurą. Už kurą balsuojat? Vieną tokį sakinuką Kauno valdininkam. Būkit žmonės, kelius patvarkykit trupučiuką žiaurio to, bet visų prosiekti. Nu, čia žinokit, netikau nematyt. Netikau, neaišku. Bet yra bėda šitą, žinok, aš Kaune važiavau, pastebėjau irgi. Labą dieną. Labą dieną. Kuo vardu? Remigijus. Remigijus, už ką? Už atlyginimą. Už atlyginimus Remigijus balsuoja. Norėtumėt irgi? Labai. Supratom, gerai, ačiū, iki. Jo, dar kažkas nori balsuoti, laba diena. Labą dieną. Kuo vardu? Kristina. Kristina, už ką? Už atlyginimus. Už atlyginimus. Gal gaunat panašų? O jėtų, būt nors per pusę mažiau čia gauti. Gerai, ačiū, iki.
Jo. Įsivaizduoju, tu padirbi mėnesį ir gali nusipirkti namą. Net 2. 2. Labadiena. Labą dieną. Sveiki, Kuo vardu? Tomas, Tomai, už ką? už atlyginimą. Už atlyginimą Tomas balsuoja. Ačiū, Tomai, jums labai. Iki. Iki. Tai ką, viskas kaip ir aišku. Turim 3 balsus ir mes galim pasakyti tadadadam, dienos uoga tampa žinia, jog yra džiauriai didelių atlyginimų. Yra Skaičių žiauriai. nesinori net kartu. Siaubas, kad didžiausias atlyginimas Lietuvoje yra 1 milijonas ir truputis dar litų per mėnesį. Neturiu žodžių. Neturiu ir aš.